kasdien mūsų supantys daiktai rėkiančios reklamos sraute ištirpsta. Ir tik gero dizaino gaminiai sukurti talentingų kūrėjų ateityje ugdys vartojimo kultūrą, kurs konkurencingą šalies ekonomiką bei spręs socialinius iššūkius. Šiuolaikinis dizainas jis labai įvairialypis ir tai nebėra toks kažkoks vienas konkretus objektai, jisai labai tampa vis labiau tarpdisciplininis ir labai įvairus ir apima ne tik daiktus, bet apima ir paslaugas, ir interaktyvius įvairius dalykus, internetinius dalykus. Ir šiais laikais iš tikrųjų labai sunku apibriežti, kas yra dizainas. Vienu žodžiu, tai aišku, galima būtų tiesiog pasakyti, dizainas tai yra projektas. Tai yra projektas ir dizainas vis dar siekia būti funkcionalių menų, tai yra taikomuoju menu. Nors irgi daug kas ir kvestionuoja tą dalyką. Nėra smulkių objektų, yra smulkus kūrėjai. Nėra blogų spalvų derinių, yra tik blogi derintojai. Vilniaus dailės akademijos dizaino katedra, įkurta 1961 metais, yra pagrindinis gaminių dizaino studijų centras Lietuvoje. Parodoje pristatomi 3 metų studentų projektai, transporto priemonių, baldų projektai, elektronikos prietaisų, viskas, kas gali būti sutinkama mūsų buityje. Dizaineriai projektuoja labai daug, visą mūsų aplinką, visą mūsų buitį. Daug studentų projektų yra pelnę apdovanojimus pasauliniuose ir vietiniuose dizaino konkursuose. Nuo 2006 iki 2011 dizaino katedrai vadovavo einantis profesoriaus pareigas Arkadijus Varanka. Nuo 2011 metų dizaino katedrai vadovauja docentas Juozas Brunza. Dizaino katedroje šiuo metu studijuoja apie 100 studentų, tai yra 80 bakalauro studijose, 20 magistratūros studijose, tai kiekvienais metais sukuriama beveik 100 projektų, kurie yra įdomus, kurie yra inovatyvūs ir labai įvairūs. Iš tikrųjų, tai mes taip nesiekiam specializuotis kažkokioje tai labai konkrečioje dizaino srityje, bet stengiamės apimti kuo platesnį spektrą. Mes neugdom studentai, bet mes padedam jiem patiem augti. Nes tas ugdymas, tai čia nėra laistymas ir ten ugdymas kažkoks, žinai, kad tu ten primeti, tu formuoji jį, tada formuoji pagal save. Bet reikia labai žiūrėti, koks žmogus ir būti tolerantišku labai. Studentų projektai kuriami bendradarbiaujant su įmonėmis, tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėmis ir jie tampa realiais gaminimis. Tai nuo tokių projektų iki labai konceptualių projektų, kurie nagrinėja įvairius socialinius reiškinius mūsų aplinkoje. Ir ne tik Lietuvos, bet tarptautinėme kontekste. Mes laimėm konkursus tarptautinius. Bet konkursus yra tik tai preliudija, čia yra tik tai pradžia. O, reiškia, mes laimėtumėm pabaigą tada, kada tie konkursiniai darbai būtų parduotuvė. Labai gaila tų darbų, man, jie tokie mirę darbai yra, reiškia, jie į archyvą ypatingai maketus sunku išsaugoti. Ten skaitmeniniai versijai dabar labai lengva sandėliuoti visą tą dalyką, bet vis tiek kas ten paskiau žiūri. Reiškia, jie dingsta. Ten net yra tokia dabar idėja, kilusi mums tokį padaryti dizaino muziejų. Pavyzdžiui, nebūtinai tokį istorinį, bet aplamai tokį banką, kaip sakant, tų darbų. Kažkokias patalpas gauti, gal vyriausybė kažką tai duotų. Kad jie nenusimestų, nes paskiau kažkada tai ras ten menotyrininkai, padarys disertaciją tų darbų pagrindų. Mes dabar turim puikias dirbtuvės akademijai, bet jos yra medžio apdirbimo dirbtuvės. Tai man tokia buvo svajonė, bet jinai neįvyko, gal ir nespėjau aš jos įvykdyti. Nes dar, kada buvau prie vairo, gal ir būčiau įvykdęs. Reiškia, kad reikėtų turėti studentams ir jauniems dizaineriams aikštelę, kur būtų serijos padaromos jau tokios, kurios parduodamos. Ir tada mes pademonstruotumėm vėlgi, atsiprašytumėm tos gamintojus dėl tų nesėkmių, kurie turėjo susiryšę kartais net ir ne su dizaineriais, kurie apsimetę ateina, sako, licencijavimo pas mus nėra irgi labai blogai. Aš nemanau, kad rinka viską sutvarkys. Šitas pasakymas, kad rinka viską sutvarkys, tik chaosą sukūrė. Kam tada valstybė, jeigu rinka viską sutvarkys? Tai nereikia tada ir valstybės, nereikia tada ir vadovavimo ir viso kita. Bet nereikia kištis tik tai profesionalų darbo. Vieno dalyko, ko reikia valdžiai vengti, tai nesikišti į švietimo
reikalus labai stipriai, turi iš apačios ateiti idėjas ir valstybė turi padėti jas realizuoti. Valstybė turi tikėti profesionalais, o ne politikais tik tai. Tai reiškia, aš nemanau, kad edukacinę sistemą gali patvarkyti ministras atėjęs partijos paskirtas, kuris ten sporto buvo treneris, reiškia, leiskim, arba kas nors. Taip. Tai jis turi būti žmogus iš gelmių atėjęs, kuris žino sistemą. Tos studijos turėtų tokios būti, kad ne visi klauso vienos paskaitėlės, nes vienam jinai suprantama ir jau 3 kart girdėjęs, o kitas 1 kartą girdi. Ir jam dar reikia papildomai aiškinti. Tas toksai priėjimas turi būti. Dievai neįskaito žmogaus gyvenimo tų dienų, kurias jis praleidžia gaudydamas žuvį. Ir pas mus anksčiau taip ir būdavo. Atsimenu, mažos grupės. Ir aš prie kiekvieno žmogaus atėjęs, aš jį bandau perskaityti. Nemanau, kad anais laikais buvo blogesni studentai. Buvo skirtumas tas, kad jūs daugiau dirbot. Jūs buvot mažiau užimti kitais dalykais. Reiškia, jūs 8 valandas beveik sėdėdavot tenai ir visą laiką prieinami buvot, ir mes prieinami buvom. Dabar mes turim kontaktinės valandas su jais, jie daug labai turi kur lakstyti, bėgioti ir jie daugiau interesų patys turi. Jie važinėja po pasaulį, ten, tai žinoma, labai gera mokykla. Reiškia, bet labai svarbu dar vienas dalykas - pasirašymas skaityti tą, ką tu gauni. Čia yra didelis dalykas. Čia jau prasideda nuo pačios. Reiškia, turi būti labai gera mokykla iš apačios, kadangi toj gausioje informacijai labai lengva vertybėse susipainioti. Ir čia mes visko pradedam žavėtis, ir to, ir ano, ir tas naujai, tas. Tai gerai, bet kai stuburą turi, tai tada pas tas, kaip pas banginį, žinai, tas moliuskus palieka, ten vanduo visas praeina. Bet kada tu esi visiškai dar nesusiformavęs, tai ta informacija labai, aš nesakau, kad ją reikia normuoti, kad ten draus kažką, tai, bet labai reikia padėti ją perskaityti. Viena svarbiausių kultūrinės bendruomenės misijų yra visuomenės ugdymas ir švietimas. Toks procesas nevyksta savaime, be niekieno įsikišimo ar dalyvavimo. Vienas iš pirmųjų profesionalaus dizaino pradininkų Lietuvoje buvo profesorius Feliksas Daukantas. Jo iniciatyva 1961 metais Vilniaus dailės akademijoje įsteigta dizaino katedra. Daukantas įkūrė dizaino katedrą ir kai jisai įkūrė dizaino katedrą, jį vadinosi visiškai kitaip. Jį buvo pramonės gaminių meninio konstravimo katedra. Tas buvo 61 metais, gruodžio mėnesį, yra čia archyvuose, reiškia, dokumentas, kuo remiantis buvo suorganizuota šita katedra. Vilniaus dailės akademijoje 1961 metais įkurta pramoninės dailės katedra buvo viena pirmųjų tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Sugalvojo, kad reikia Maskvoje, Leningrade padaryti. Ir Pabaltį, kadangi Pabaltis yra vakarai. Jie mus visuomet vadindavo vakarais. Feliksas Daukantas Vilniaus dailės akademijoje organizavo pramonės gaminių meninio konstravimo arba dizaino katedros materialinę bazę, subūrė dėstytojus, sudarė studijų planus. Tai buvo labai sunku surasti žmonės su įdirbiu to profesionaliu, nes tai pati pradžia buvo. Tai dėstė pas mus katedrai pradžiai skulptoriai, architektai, kažką tai juvelyrai, kurie prie daiktų kažkokio projektavimo ir darimo. Ir ilgainiui tik tai atsirado jau kontingentas, pasakyčiau, žmonių kiekis dizainerių, kurie turėjo įdirbį jau profesionalų. Feliksas Daukantas pirmasis šalyje suformavo dizaino specialisto, anksčiau vadinto pramonės gaminių daiktų, daiktinės aplinkos projektuotojo sampratą ir nustatė dizaino disciplinos vietą tarp kitų disciplinų bei dizainerio vietą visuomenėje. Prasidėjo, reiškia, edukacinis procesas, išėjo jie į gamybą, ypatingai pirmas kartas visiškai. Mūsų gamyba buities dalykų praktiškai gamino labai mažai. Tai jie eidavo į gamyklų dailininkais. Ir ten daugumoje interjerą bandydavo tvarkyti direktoriaus ar dar kokį patalpų. Arba, reiškia, vaizdinė agitacija, ten tą užsiimdavo. Ir tai buvo, jie tiesiog nerado galimybės pasireikšti tie žmonės. Ir tai labai jautėsi pirmose kartose. Dizaino katedros įkūrimas Vilniaus dailės akademijoje paskatino profesionalaus dizaino atsiradimą ir vystymąsi Lietuvoje.
buvo kviečiami iš Dailės akademijos įvairių specialybių studentai. Taip patys pirmieji studentai buvo priimti iš menotyros, man atrodo, iš skulptūros turbūt. Tai jie atėjo į antrą kursą ir paskui, man atrodo, galbūt dar ir trečias kurso pradžia tokia buvo. Ir tik tai kitais metais, 62 metais, jau buvo priėmimas į pirmą kursą. Vadinasi, pirmieji mūsų absolventai, 3, kurie buvo Šarka, Ramonas ir Kungytė, tai jie buvo atėję iš kitų specialybių. Bet jie skaito save jau dizaineriais, kaip tikri dizaineriai. Tarp kitko, Ramonas, jeigu dėstė čiurlioniukam ilgai ir kas yra čiurlioniukai, tai tie puikiai tą Ramoną žino. Bet jisai kaip grafikas yra, jau tada tais laikais kaip grafikas skaitėsi. Ir tiesą sakant, tai jisai yra dizaineris pirmasis. Būsimi dizaino specialistai katedroje buvo rengiami atsižvelgiant į gamybos specifiką. Beveik visas kursinės užduotis, diplominius darbus užsakydavo gamybos įmonės. Pirmieji tai 3 absolventai, paskui buvo jau jų daugiau, o paskui jau apie kokius 80-us, tarp 80-90 metų kažkur tai būdavo kartais labai didelės grupės. 40 ir man atrodo netgi buvo laida, kad 50 netgi absolventų buvo, labai daug būdavo. O dabar kažkaip tai nyksta ir Daukanto laikais, reiškia, jau būdavo nuomonė tokia, kad dizaineris turėtų būti vyrukas. Sakė, čia ne panelėm yra ta specialybė skirta. Čia reikia savo rankom ir padaryti, reikia ir įrankius valdyti, ir kaltą, ir plaktuką, ir sakė, ir su staklėm visokiam padirbėti, sakė, mergaitė šitų dalykų gal ir nelabai. O dabar žiūriu, vien mergaitės pagrindinai, liko jau berniukų labai mažai. Pirmieji dizaino specialybės absolventai vadinosi pramonės gaminių meninio konstravimo dailininkais. Žodis dizaineris nebuvo labai priimtinas tais laikais, jie būdavo kažkaip tai inžinieriai, konstruktoriai, tai kažkokie menotyrininkai, tai dar kažkokius įvairius kitokius pavadinimus, bet tik ne dizainas buvo. Profesorius Feliksas Daukantas žinomas kaip puikus pedagogas, dizaino katedros įkūrėjas, tačiau jo nuopelnai niekiek nemenkesni profesionaliosios juvelyrikos srityje. Jis kūrė originalius gintaro papuošalus, dirbo pramoninės grafikos, vizualinės komunikacijos srityse. Yra sukūręs skulptūrų, medžio, metalo dirbinių, odos modelių etalonų, masiniai gamybai, žaislų. Daukantas, šiaip jisai iš specialybės yra skulptorius, baigęs Dailės akademiją, bet jisai dirbo Dailės kombinate ir jį kažkaip tai čia pakvietė, kad jisai suorganizuotų šitą visą specialybę. Tai labai šviesios atminties yra žmogus, labai buvo su juo gerai dirbti. Jisai tikrai rūpindavosi visada studentais, rūpindavosi ir mumis, jis būdavo kaip globėjas, galima sakyti. Daukantas labai gerai šaržus piešė. Viena čia kažkur archyve turėtų būti jo, visa knygutė yra šaržų. Feliksas Daukantas gintarui skyrė daug dėmesio, kurdamas etalonus serijiniai papuošalų gamybai dailės kombinate. Jo papuošalų stilistika tapo pavyzdžiu kitiems dailininkams. Daukantas jisai laikė, kad universalus turėtų būti dizainas, tiek pramoninis, tiek grafinis. Gintaro muziejuje Palangoje saugoma dalis Felikso Daukanto kūrybinio palikimo. Muziejuje sukaupti įvairių kūrybos laikotarpių juvelyrikos pavyzdžiai, kurie buvo eksponuoti 1967 metais Expo 67 Monrealyje, 70-aisiais Expo 70 Osakoje, vėliau Paryžiuje, Zalcburge, Lince, Vienoje. Sovietiniam kontekste mes buvom stipriai į priekį išėję, stipriai. Ir mus skaitė vakariečiais ir už tai tie užsakymai ėjo Osakai, Monrealiai, kodėl? Iš tai, kad jie nenorėjo apsijuokti su savo dizainu ir jie kreipdavosi į estus, latvius ir mus. Kartais gruzinus dar, kažkodėl tai. Nežinau, gal vynas jų geresnis. Tai estai nesusikalbėdavo su jais ir jie labai nedurnai buvo tokie uždari ir tada. Jie nenorėjo. Mes buvom žymiai atviresni tam bendravimui. Ir mes darėm tas darbus, kadangi mes darėm vakarietiškam lygiai. Ir kai buvo Londono paroda 68 metais, aš tą skyrių visą dariau. Tai man buvo pagrindinis dalykas parodyti Europai, aš tai labai patriotiškai galvojau, kad mes esam ne sovietai, o mes esam europinės stilius. Ir tikrai tas viskas mums pavyko. Latviam pavyko ir estam pavyko. Ten 3 paviljonai buvo. Mes visi kaip balta varna ten buvom tai parodoj. 1970 metais dizaineris ir dailininkas Feliksas Daukantas sukūrė Palangos miesto herbą.
kuris, kiek pakoreguotas menininkės Gražinos Oškinytės Eimanavičienės, patvirtintas 1996 metais. Blogai, kad dizaino teorijos nėra. Reiškia, jeigu dizaino teorija būtų, tai jis galėtų ir nagrinėti iš tokių giluminių pozicijų tą dizainą, o ne istorinių. Nes ne datas mums reikia.